sugrįžę į mano kanalą ir šiandien mes darysim vėl smagų video su Rita. Taigi, ir šiandien mes darysime, kaip jau matėte iš video pavadinimo, 5 minučių makiažo iššūkį. Kiek tu laiko užtrunka darydama makiažą? 10 arba 15 minučių. Aš niekada nematau, bet manau, kad panašiai ir per 5 minutės tikrai niekada nesu bandžiusi. Nežinau, tiesiog, kad kruopščiai nori padaryti ir gerai nori padaryti, tikrai užtrunka. Tad per 5 minutės baisu, kad nepadaryt makalošus. Tad manau tikrai bus įdomu pamatyti, kaip mums seksis. Naudosime produktus, taip pat parodysime kokius. Tai aš naudosiu savo mėgstamiausią Gosh CC kremą. O tu ką naudosi? Aš naudosiu štai šią L'Oreal pudrą, jinai yra su veidrodėliu, tada šį šiandien irgi taip pat naudosiu. Na, nes čia nėra makiažo veidrodžio, dėl to mes naudosimės veidrodžiu. Ką dar naudosi? Aš naudosiu šią naują Bourjois kompaktinę pudrą, kuri kvepia nuostabiai ir turi šį lankstų, nežinau kaip kas, veidrodėlį, kas yra labai gerai. Ir čia yra pasibarti milteliai, bet man jie labai patinka. Tai mano nauja mėgstamiausia kompaktinė pudra. Aš naudosiu iš kompaktinės pudros štai šią Maybelline Matte Maker, kuri yra turbūt visiems žinoma ir apie ją šnekėti nieko nereikia. Iš Maskofil naudosiu štai šį, kurį gavau pirkdama BB kremą. Tai yra, aš net nežinau, galbūt nepilnas dydis, tai yra mėginukas, galbūt nežinau, nemačiau jo pardavime, tad tai yra toks Maybelline Maskoflis. Aš šį kartą Maskofilį jokio nenaudosiu. Tai mano, kaip visada, jau matė 100 kartų. Maybelline Brow Drama antakių žydė. O tu? O mano Brow Artist Plumper iš L'Oreal, irgi taip pat visiems žinomas. Ir spalva yra... Nu, kokia spalva? Bespalvis. Ne, iš tikrųjų tai čia ne bespalvis. Spalvos neradau. Bet čia yra tamsiausias, man atrodo, nes yra permatomas ir šviesas yra tamsus. Man atrodo, kad čia yra tamsus. O iš akių šešėlių bazių, tai tokias pačias turime. Na, iš 4. Jo, iš 4. Aš nusipirkau ją praeitą žiemą ir Ritai jinai labai patiko, ir Rita ją pabandė, ir Rita irgi ją nusipirko. Tai yra turbūt geriausia iš mano bandytų akių šešėlių bazės, bet man jinai irgi patinka. Tu varai? Nu tai va. Dabar šešėliai, ką tu naudosi šešėlių? Aš naudosiu Catrice akių šešėlius. Aš jį nepirkau, tai buvo priedas prie Happy žurnalo naujo numerio. Ir aš jas pabandžiau ir man visai patiko. Jie tikrai gražios spalvos ir visai geri. O aš naudosiu, iš tiesų nesu suplanavus ką, tai bus tiesiog ekspromptu, bet naudosiu šias 2 priemonės iš Maybelline. Ir tai yra štai ši paletė ir Color Tattoo Cream the Rose 91 spalva. Ir ši spalva yra beveik nematoma, taip, bet jinai man patinka ir jinai suteikia tokį, na nežinau, gražų efektą, man jinai patinka kaip bazė arba tiesiog kaip make-up look, tiesiog šešėliai. O štai šios tiesiog ekspromptu derinu visada ir žiūriu pagal nuotaiką, ką naudosiu. Akių tušai? Aš naudosiu šį Rimmel Volume Colorist, jau jūs jį matėte. Tad nieko negaliu apie jį daugiau pasakyti. O aš naudosiu štai šį Essence Cat Big Lashes. Metas žandukams. Ir šiandien aš naudosiu, kaip jau taip pat matėte jį, Master Strobing Stick. O aš naudosiu štai šią Rimmel Cape modeliavimo paletę. Perkime prie lūpų priemonių. Mano lūpdažis jau jums antiek matytas, kad ko gero net nereikia pasakot. Tai yra iš Maybelline 160 numeriukas ir spalva Cosmopolitan. O mano yra Pupa Eye Matte skaisti lūpų dažai ir pirmos spalvos. Kažką jums valį kalėdą.
Tikimės dabar susirašinėjant plaukus, kad jie mums netrukdytų. Na ką, susikaupėm? Tiesa. Laukia rimtas iššūkis. Na ką, dabar nustatysiu laikmetį 5 minutėm. O, ir tada aš jau pradedu. 1, 2, 3, spaudžiu. Žinot, iš kurio veidrodžio griebtis. Arba gal iš didelio. Gal iš didesnio. Aš tikiuosi, kad jūs matote. Jo, labai tikiuosi. Pudra turbūt vienas iš priekšių ištampančių dalykų. Geras. Savo gali palikti. Jeigu ten bėga žingsnių ir... Priedo pamiršau atsinešti segtuką grybkiai. Tikiuosi, aš savęs neuždengiu veidrodžiu. Nepagalvoju, kad reikia pasisukt šoną. Gerai, aš Pudra jau baigiau. Štai. Baigiau. Pereinu prie Concealer. Gerai, baigiau. Aš kaip ir sakiau, maskuoklio nenaudosiu. Ne dėl to, kad turiu man išsisukti su laiku, bet dėl to, kad aš jo neturiu. Ups. Kiek laiko? jau pusę laiko išnaudoju. Galiu patikėti. Liko 2 minutės. Einu prie antapų. Kažkodėl pamiršau dabar antakius ir pradėjau dėtis akis šešėlių bazę. Na, bet nieko tokio. Liko minutė 45 sekundės, jūs juokaujat. Skubėk. Aš neturiu šepetėlio. Imk mano. Gerai. Pamatyk, kas tai. Pamiršau tą šepetėlį. Ai, nu tiksliai prie vienos paletės tai turiu. O kas čia? Imk kitą, jūs taip panaudoti. Gerai. Einu prie minutė liko šešėlių. Tikrai negalvojau, kad laikas taip greit ištirps. Aš irgi. Mums liko 50. Ne, viskas, mes nespėsim. Turim spėti. Bet mes nespėsim.
17 sekundžių. Man liko. Viskas. Viskas, Rita, gali nebedaryt. Prieš 10 sekundžių mūsų laikas baigėsi. Aš nespėjau lūpų. Tu? Aš normaliai nespėjau sklaidyti padažytų žandų, nespėjau... Aš net nespėjau jų normaliai padažyti ir nespėjau lūpus. Tai vat mes tik pusiau, mes tik pusėjome dažyti Mes labai savo lygiai. žandus. Mes labai lygiai. Jo, ir abi, nu, nes niekaip sudažyti labai. Elfis, tai mums 5 Nepavyko. minučių makiažas nepavyko. Aišku, taip galima eiti į miestą, tu prasme, Bet bet nelabai. be lūpų. Nelabai. Vienu žodžiu, mums per 5 minutės Nieko nesigauna. makiažą nesigauna. Nebent dar kažko atsisakytume, pavyzdžiui, akių šešėlių bazės, nes, nu, jinai nėra labai būtina. Tada galėtume eiti į miestą. Kai mano makiažas trauš, tai taip. O tavo? Nu, štai taip. Tai vat, kaip matė, mums nepavyko pasidaryti makiažą per 5 minutės, bet tikiuosi jums patiko šis O video. tu šią spėjai? Ne, aš dar tušą. Aš Kaip spėjau. matė, aš pamiršau ir blakstynų tušą. Tai tu nespėjai lūpų ir tu šar pusiausiai. Jo. Taigi susitiksime kitame video. Na, aš žinau, kad dabar keliu video daug greičiau negu turėčiau kelti, bet ir mokykla, ir dar šitą veikiu slapta. Tai aš užsiėmu tokiu projektu, kurio pati labai laukiu ir labai laukiu, kol jums galėsiu jį atskleisti. Tad, nežinau, ką dar pasakyti, labai laukiu. Tas projektas yra tikrai įdomus, jis užtruks ilgokai, Labai gražus. bet manau, kad jis tave daro labai laimingą. Aš jau labai nekantrauju jį pamatyti. Tada ačiū, kad žiūrėjote šį video ir Susitiksim kitame video.